keli daiktai ir krantas. Labą dieną, aš ant tokio krantą ir toks atostogų ritmas, netoliese stovyklaujam ir, sakau, ramesnę vietelę susirasiu, pažvejot su dugninėm, ant boiliukų greičiausiai karšių nori pagauti. Tai vat, gal per naktį pavyks, gal atsibos ir iki nakties žvejot. Na, pasėdėsiu, pažiūrėsiu, kaip čia kips. Jaukas šiandien toks. Vorpijo. Karšinis. Į patį jauką daryti du žirnių. Nedaug, bet savo jų keletą. Kad būtų kiekvienoj šėrykloj po žirniukų. Noriu užmest, nekantrauju. Uždėtų tokių boiliukų turiu. Eldorado, Tornado. Pabandyt uždėt nedidelį. Toks bus, kaip žirniukas atrodys. Net neatskirs. Čia kokią žolytę įkišt reikia. Tokia sistemėlė. Skęstantis gerai gulės ant dugno. Nu ką, ir užmest reikia. Ilgas čia gavas pasirašymas, bet turėsiu laiko ir pažvejot neblogai. Čia medžių šakos truputį maišo. Nu, kaip ir užmečiau. Senoviškai ant beždžionėlių. Šį kartą. Sakysit, o, feederis nepritaikytas beždžionėlėm. Reikia su kitokiom meškerėm žvejot, jeigu beždžionėlės. A ką su kitokiom? Tai feederiai ir pritaikyti dugniniai žvejybai. Nori žvejok ant viršūnėlės. Aišku, tam jis skirtas. Ant viršūnėlės žvejot, bet aš ten meškerių, tai jeigu ant beždžionėlių žvejoju, atskirų meškerių aš neturiu tam. Aišku, čia to jautrumo mažiau gerokai, bet tai užteks. Išsimatavau aš atstumą. Nu, jau išsimatavęs buvau 42 metrai. Vėjas neša. Velneba. Nepatogu su valtim. Šiaip nemalonus vėjas.
Eik tu savo, kimba. Reikia plaukti, ištraukti. Beždžionėlė šokinėja. Nespėjau net pajaukinti nieką. Kažkas užkybė. Meškerė net vadaužasi. Blemba. Arba čia susipainėja meškerės. Nieko nebesuprantu. Ne, yra kažkas. Koja matyti. Oho. Ant boiliuko. Tokia koja. Kažką turiu. Tai pradžiai daužė beždžionėlę. Aš čia kuičiausi. Nelabai žiūrėjau. Daužė, atrodė, kad kokia nedidelė koja, bet užkėlė taip staigiai. Bam. Ir kažkas įdomesnė. Bet graibšto aš neturiu, vat kas blogai. Blin, spėjau karšiukas. Karšiukas. Nu, toks visai nieko. Ai, paimsiu ir be graibšto. Nu, va, toks jau. Toks nieko visai karšiukas. Ką, setelę reikia dabar? Nieko nepasiruošęs žuvį pagauti. Ui. Na, nieko liktais nėra. Bet jau pipsėjo nežmoniškai. Ne, nieko nėra. Gerai. Karšiuką paleisti reikia. Nu, toks. Pirmas. Labas rytas. Vakare nieks ten jau nebekyba. Kaip vienu metu nustoja, taip ir nieks nebejudina visai. Pasėdėjau iki 10 valandų dar. Nieko nebuvo net ką filmuoti. Atvariau šiandien nuo 7 ryto. Vėl sumečiau meškerytės. Jau pagavau vieną koją. Ir tik tai užmeti būna ir daužo. Tokia koja 100 gramų. Matyt, kojų prisirinkę ir kabaliuojasi. Nu tai pasėdėsiu dar ryte, vat kiek čia laiko. Vat kaip tik pajudinu. Pažiūrėsiu, gal kažką pagausiu didesnį. Karšioką išleidau vakartą. Nekankint čia jau per naktį.
Blin, čia. Čia jau užkybo kažkas. Nesupratau, aš tempinėju. Netgi valą prašo. Labai nenoriu forsuot, nes čia minimaliai amortizacijas pas man. Bet blemba, jeigu į krūmus. Traukiau ir ištraukiau va tokią apkramtytą koją. Įdomiai čia. Yra kažkas. Blin, kaip taip neįnas. Labai sunkiai traukęs matyt. Užkabinau gal. Ne, panašu. Užkabinau kitą meškerį. Blin. Koš čia vėl? Vėl lydeka kokia. Nu rimtai, kas čia per žuvis? Taip staigiai pult tikrai nekaršys. Aha, graibštas neištiestas. Žolių kuokštas. Ešerys. Ešerys. Eik tu savo. Ar jūs juokaujat? Ešerys. Kylas tikrai. Dėsiu, kad atsigautų. Aš nežinau, jis atsigaus, neatsigaus. Iš tokio gylio ištraukus. Bet tai didumas. Ojoj. Nu, kem 4 centimetrai. 4, 4, 5. 4, 5. Tara. Ir pasveriam. Vienas, 4. Atrodo, ir atsigavo kažkiek. Panašu, kad atsigavo. Va ir nuplaukė. Užskaitau žvejybą, laimikis įspūdingas. Ešerio rekordas
pagerintas beveik dvigubai. Prieš tai buvo 760 gramų berods. Užskaita už žvejybą. Koja. Nu, tokios kojas pagrindė kimba. Bet net ant tokios negalėjo būti, kaip kad užkyptų ir ešerys pultų. Matėsi, kad kaip ir gerkliai boiliukas. Tai boiliuką paėmė. Užkėlė visą beždžionėlę. Nepanašu į stambę kažkokią žuvį iš kibimo. Gal klysta. Va taip, už šoną. Sugebėjo pasikirsti. Nekimba, o pasikirtinėja. Jauku. Atsiklupi, kad už medžių šakų neužkabintum. Ir šveitimas. Nu va. Vis tiek dar reikia privinioti nemažai. Uždėsiu tokį Eldorado vafterį, kaip bačkutė. Čia visokių formų yra, matau. Ir skirtingų dydžių. Įdomiai, nereikia taip. Kai būna tik tai vieną, nusipirki vieną formą, vienas dydis. O čia pamiksuota visokių gaunasi. Ei, bet koks vėjas. Baisus pasidarė. Užkišiu čia. Spyglį. Pasididinau šėryklą svorį. 50 gramų dabar. Nes labai jau vėjuota kažkaip tai pasidarė. Ant pirmos pradėjo kibti jau isteriškai. Koja bus, aišku, koja. 10 mm boiliukas.
Kojai nėra problemų. Normaliai čia duoda. Panašu, kad lietutis kaupėsi ir lašnot pradėjo. Dugninės tyli visai. Nu jau, kiek čia, 11 valandų, tai jau turėtų ir aprimt kibimas. Ir tai jau aprimo. Tai tokia čia šiandien žvejyba gavosi. Vakar iš ryto pažvejojau, nu po pietų labiau, ne iš ryto. Šiandien iš ryto ir nieko įspūdingo. Karšių nepagavau, vieną karšiuką, bet ešerys tai super, dydis geras jau, rekordinis mano. Tai pradžiugino iš tikrųjų tas ešerys, toks netikėtas laimikis gavosi. Dar lydeka galimai kažkokia buvo, kad kojytę ištraukiau sužalota, tai matyt lydeka puolė. A gal tas pats ešerys buvo, kas ten žino, kojytę tas sugebėjo apžiot. Nu, žodžiu, yra kaip yra, tokia žvejyba gavas. Ačiū, kad žiūrėjot šį video ir iki kitų kartų. Iki.